Daugiau nei mėnesio pertrauką turėję Kėdainių Lifosos futbolininkai Lietuvos futbolo federacijos pirmojoje lygoje namuose sužaidė lygiosiamis su Alytaus Vidzgirio ekipa. Paskutinę minutę pirmavę Lifosos futbolininkai išleido pergalę iš savo rankų ir rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Rungtynės prasidėjo apylygių žaidimu, abiem komandom sunkiai sekėsi kontroliuoti kamuolį ir aikštėje vyko padrikas žaidimas. Vidzgirio komanda pirmajame kėlinyje turėjo kelias puikias progas pasižymėti, tačiau puikiai žaidė Lifosos vartininkas. Lifosa tuo tarpu pavojingų progų prie varžovų vartų nesukūrė. Antrajame kėlinyje rungtynės pagyvėjo ir svečiai ir Lifosa vis kūrė pavojingesnius momentus. Likus rungtyniauti 10 minučių įspūdingą įvartį įmušė Lifoso žaidėjas Martynas Juknevičius. Lifosa po įvarčio bandė atsilaikyti ir išsaugoti pergalingą rezultatą, tačiau to padaryti nepavyko. 95 minutę teisėjas skyrė 11 metrų baudinį į Lifosos vartus ir Eimantas Poderis savo šansą išnaudojo. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Rezultatas tai pagal rungtynės, manau, yra vertas toks, koks yra. Bet aišku, pagal rungtynių pabaigą, kaip gavosi tas pendelis 95 minutę, tai yra labai apmaudus ir tas lygus rezultatas buvo liūdinantis. Pats žaidimas šiaip iš tikrųjų vietomis tikrai buvo labai gražus. Aišku, kartais dar trūksta per tokį orą to noro bėgti, bet manau, kad čia tik tais oro didžiulis padarinys yra, kuris yra tikrai labai karšta. Čia turbūt labai retas atvejis yra, kada Lietuvoje būtų tarp kėlinių pertrauka padaryta, kad žaidėjai atsigertų, atsigaivintų. Ir manau, kad žaidimas tikrai nebuvo blogas. Pabaiga intriguojanti, sakykim taip, visos rungtynės, aišku, buvo, sakykim, mūsų persvara, mes kontroliavom žaidimą ir pagal sukurtas progas, pagal žaidimo vedimą, aš manau, kad mes buvom verti pasiekti keletą įvarčių ir išsivežti teigiamą rezultatą, bet futbole yra šitos taisyklės, neįmuši, tu įmuša tau, taip ir buvo, suklydom vieną kartą antro kėlinio pabaigoje ir buvom nubausti, tai visą laimė, kad radom jėgų ir pabaigoje uždirbom 11 metrų baudinį ir rezultatą išlyginom, tai toks nuotaika dvejopai, iš vienos pusės gerai taškas, iš kitos pusės galėjom išvis be taškų išvažiuoti, iš kitos pusės galėjom išvažiuoti ir su 3 taškais. Taip, kad biškį tokią nuoskaudą jaučiu, bet nieko nepadarysi, futbolas yra futbolas. Bendroji turnyrinė lentelė jos yra mums ne pats blogiausias variantas, aišku. Mes dabar turim 20 taškų, kartu susilyginam su Nevėžiu ir man atrodo, Alyčiu. Ir dabar visi turim po 20 taškų. Šiaip manau, kad gale rungtynių viso čempionato bus tas lygiasis, gal ir bus mums geras rezultatas. Kitas rungtynes Kėdainių Lifosos futbolininkai žais rugpjūčio 14 dieną Klaipėdoje su Vietos Atlantu.